sėskis. Rodyk, ką man paruošiai. Nu tai pats pažiūrėk. Kas čia? Čia yra raktas į tavo naują gyvenimą. Šansas būti geriausiu iš geriausių. Būti pavyzdžiu. Suteikti savo šeimai ir draugams galimybę gyventi tokį gyvenimą, kurioje visad norėjo. Netiki? Pažiūrėk dar kartą. Bet atmink. Visatoje vyrauja idealus balansas. Tamsa ir šviesa. Džiaugsmas ir skausmas. Naktis ir diena. Balta ir juoda. Tai, ką tau dabar pasakysiu, esu sakęs tik tai 2 žmonėm. Savo mamai ir drabužių pardavėjai, kuris sako, kad šie brangus džinsai mažiau ir tinka. Pasitikėsiu tavimi. Prieš lygiai metus Lietuva pirmą kartą išvydo White Balklavo. Ta bičia su raudona striuke ir balta kauke, kuris dalino pinigus. Ir metinių proga noriu jums parodyti tai, kas vyksta už kadrų. Paminėti geriausius video momentus ir ką pasiekėme per pirmus metus. Šiandien, Hebra, pasimsiu jūs kartu į kelionę, po kurios pažinsit mane tikriausiai geriau už kai kuriuos savo pusbrolius ir pusseseres. Na, o dabar keliaujam į pradžią. Ogi čia, Hebra, viskas ir prasidėjo. Štai čia atsivežėm benčą, pastatėm, kalbinom žmonės, leidom jiems sudalyvauti, bet kaipgi gimė iš vis tokia idėja tokį video padaryti. Vieną dieną bastydamasis po interneto platybės visiškai netyčia užmačiau vieno amerikiečių youtuberio vardu Nick Simmons video, kuris mane labai sudomino. For every pound you can bench press, I will pay you $1. There's a catch though. You only get 1 attempt and if you fail, you go home with nothing. Let's see who's been training. Ir pagalvojau, kad Lietuvoje niekas tokio kontento nekuria. Man būtų įdomu tokį kontentą žiūrėti ir taip, kaip pas mane Instagrame nuo pat pirmos dienos yra parašyta, sukurk pats tai, ko trūksta. Nelauk, kol kažkas kitas sukurs, paimk ir padaryk pats. Ir tą ir padarėm. Kadangi aš neturiu jokio home gymo ir neturiu jokių draugų, kurie tokį inventorių turiu pas save namie, reikėjo iš kažkur jį gauti. Pirma idėja, kuri toptelėjo man į galvą, buvo parašyti Lietuvos klubam. tą ir padariau. Parašiau e-mailus dideliem klubam, vietiniam miesto klubam, ar jie galėtų už reklamą arba už pinigus mums vieną dieną išnuomoti tokį sporto inventorių. Kažkiam nežinomam žmogui tikrai sugalvos padėti. Taigi nesunku, o ne? Bent jau aš taip galvojau. Bet po kelių dienų nesulaukiau nei vieno atsakymo, o atsakymus, kuriuos sulaukiau, buvo tiesiog ne, sorry, tokiais dalykais neužsiimam. Ir tada gavom pirmą elą. Ir toptelėjo antra mintis. Paklausti žmonių, kurie pardavinėja tokius dalykus. Taigi vėl rašiau e-mailus e-parduotuvėm, kurios pardavinėja sporto inventorių. Ir realiai buvo panašiai kaip su klubais. Nei vienas neatrašė. Ir tada viskas, jau nebeturiu idėjų, ką daryti. Galvojau, nežinau, ką daryti. Ir toptelėjo trečia mintis. Eit į skelbimus. Ir ieškot, kas iš žmonių pardavinėja, gal galėtų išnuomoti keliom valandom ir mes jums parvešim, sumokėsim pinigus. Easy money bent jau atrodo, kas galėtų atsisakyti. Tai puoliau žiūrėti skelbimus. Skelbimuose dažniausiai žmonės pardavinėdavo savo jau atnaudotas sporto prekes. Tai reiškia, kad jau porą metelių jos atgyvenę ir nelabai gražiai atrodo kamerai ir žmonėm, kurie dalyvautų. Tai buvo iš tikrųjų labai sunku rasti. Ir tada po ilgo ieškojimo radome pirmą benčą, kurį buvo galima panaudoti. Taigi, paskambinau ir tas pokalbis buvo maždaug toks. Klausau. Sveiki, radau skelbimą, pardavinėjant štangų spaudimo įrangą, norėjau paklausti, ar vis dar yra. Nėra, viskas, skambinėjas man. Ir tada supratau, kad žmonės nepasitikė. Kad žmonėm atrodo per daug darbo paimti išnuomoti, nors viską atvažiuotumėm patys pasimti, surinktumėm, sumokėtumėm pinigus ir parvežtumėm. Bet žmonės bijo, kad gal sulaužysim, gal apskeminsim, gal pavoksim. Na, suprantu. Jokios kitos išeities neturėjau, tik tai kaip žiūrėti dar daugiau skelbimų ir kalbėti su žmonėms, skambinti ir klausti, gal kažkuris pasiryš padėti ir išnuomoti mums šį dalyką, kurio mums labai reikia.
Tada vėlgi žiūrėdamas skelbimus radau pirmą benčą, kuris labai estetiškai atrodytų. Bet problema buvo tame, kad tai buvo tik tai benčas. Žmogus pardavinėjo tik tai benčą, nebuvo štangus ir nebuvo svorių. Galvoju, okei, pabandysim paskambinti, susišaudyti benčą ir paskui pas kitą žmogų pasimti štangą ir svorius. Paskambinau ir, hebra, žmogus buvo labai malonus, sukalbėjom ir turėjom benčą. Pusė darbo jau padaryta, dabar liko tik tais pasimti svorius ir štangą. Vėl išskrolinam, žiūrim skelbimus ir skambinam kitam žmogui, kuris galėtų padėti. Aišku, po 2, 3, 4 skambučių, kai visi atsisakė, atsirado vėl vienas žmogus, kuris padėjo. Tai kaip ir viską turėjom, hebra. Turėjom štangą, turėjom svorius, turėjom patį bench pressą ir dabar reikėjo viską atvežti prie katedros. Maniau bus lengva, bet nepagalvojau, kad visą tai gali gal netilpti į mašiną. Reikėjo pasimti sprinterį. Balaklavo pirmą kartą su sprinteriu. Su fūra realiai. Viską surinko ir važiavo. Važiavom pas pirmą žmogų, pasimim benžą, nuvarėm pas kitą žmogų, pasimim štangą su svoriais ir pagaliau atvarėm į katedrą. Ir tada atrodė, kad viskas yra gerai. Operatoriai ček, benčas ček, svoriai, štanga. Viskas hebra yra. Galim pradėti filmuoti. Ir tada atsisuko į mane kameros ir pradėjom filmuoti. O tada supratau, kad nėra taip lengva kalbėti prieš kamerą. Per visą tą organizavimo darbą nelabai iš tikrųjų pagalvojau, kad gali būti taip sunku performinti prieš kamerą, eiti prieš žmonių, kalbinti juos ir kalbėti. Tai buvo tikrai toks šokas. Ir tuo labiau pirmi gal 10 žmonių mane ignoruodavo arba nenorėdavo nieko dalyvauti, pasakydavo ne ir nueidavo. Pasitikėjimas savim nebuvo labai didelis. Hello, where are you from? From Greece. From Greece. Do you want to win some easy money? No, thank you. You want? You just need to bench. No. Seriously. Thank you very much. I'm giving €1 for 1 kilogram. Thank you. This is not... Ir tada po 10 žmogaus atsisakymo buvo lūžis. Prisipažinsiu, hebra, buvo psichologinis lūžis, kur pagalvojau, ką aš čia darau. Tada atsisukau, pamačiau operatorius, pamačiau draugus, kurie su manim kartu atvažiavo palaikyti benčą, dėl kurio reikėjo labai daug kovoti. Ir pagalvojau, kad negaliu sustoti, negaliu dabar pasiduoti. Visas šitas darbas atliktas, jau mes esam čia ir dabar paimti hebrai pasakyti, ne, viską dedamės, važiuojam namo. Negalėjau to padaryti. Ir tada dar po kelių žmonių atsirado pirmas žmogus, kuris norėjo sudalyvauti. Turi gal minutę? Kuo tu vardu? Ąžuolas. Norėtum pamatyti susidirbti pinigų? Okay. Nu tai davai, einam. Ąžuolai, ačiū tau, kad atėjai ir sudalyvavai, nes jeigu tu taip pat būtum pasakęs ne, gal tu būtum tas paskutinis žmogus, po kurio būčiau pasakęs, hebra, pakuojamės viską, važiuojam, nieko nedarysim. Tava, hebra. Ir taip įsivažiavom, žmonės pradėjo eiti, žmonės pradėjo matyti, kad čia ne nesąmonės darom, o iš tiesų gali laimėti pinigus, gali sudalyvauti. Ir motoriukas Balaklavos užsikūrė. Pradėjom daryti kontentą. Ir kaip ir turėjom visą footage'ą, dabar liko tik tai sumontuoti video ir pažiūrėti, ar vis dėlto tai, ką galvojau, buvo teisinga, žmonėms patiks, ar vis dėlto sukūrėm kažkokią nesąmonę. Mes 1800 subscriberių turim. 18 000 peržiūrų. Jūs nejuokaukit. 1400 laikų, 142 komentarai. Aš negaliu patikti 1800 subscriberių. Aš 1000 sakiau, kad būtų neblogai 1000 peržiūrų būtų. Čia yra žiauru. Ir po pirmo sėkmingo video ėjo antras. Pasitikėjimas savim aukštas, vis dėlto tai, ką sugalvojau, žmonėms patinka. Viskas kaip ir super. Ir atėjom į tą pačią vietą, hebra, vėl prie katedros. Taip, žinau, labai originalu. Antram video pasimiau šį žvėrį. Ir dabar prisimint senus laikus, eisim ir paklausim žmonių. Vienas dantukas, 5 eurai. Iš karto kandu. Važiuojam. Nori gal sudalyvauti? Vienas dantukas, 5 eurai. Vienas, 5 eurai. 10 eurų. Nestojat? 15 eurų. Dar bandot vieną? Viskas, 15 eurų. Į krepšelį? Labai malonu. Ačiū Jums. Einam toliau. Labas. Gal nori sudalyvauti žaidime ir bandyti laimėti pinigų? Noriu. Labai gerai. Tai vienas dantukas 5 eurai. Tik turi pasakyti stop kažkada. Ai, gerai. 5 eurus turi. Gali pasakyti bet kada stop. 10 eurų turi. 15 turi. Gerai, stabdom. Viskas? Jo. Ok, 15 eurų. Super. Kur išleisi? Vienas. Per šiandien. Tu. Per šiandien išleis 15 eurų. Ok. Skanios, nežinau, kavos ar vakarienės ar kažką nusipirksi. Ačiū, kad dalyvavai. Ok, what is your name? Mariana. Mariana. You're also from Portugal? Yes, I'm from Portugal.
Do you know Cristiano Ronaldo? Sí. Okay, let's go. 5, 10. 10. 10, that's it? Yes. That's it. Okay, I will give you the 10 euro, but let's just to see how far you would have gone, Okay. just try for fun. 15, 20. Oh my God. 25. 30. 35. Oh my God. Oh, you broke the crocodile, I think. Oh, that would be like 50 euro, something like that. Okay, I will give you the 10. Here. Really? Yes. Where are you gonna spend it? Tonight? Tonight. Yes, drinking. Just go. Taip, Hebra, viskas ir buvo. Žmonės norėjo dalyvauti, visi švengėm, buvo žiauriai smagu, balaklava pykino. Hebra, pralaužėm sistemą, visi nori dalyvauti, kontentas eina. Ir viskas kaip ir buvo gerai. Iki vienos vietos. Bandom. Jo. Nosį pramušė, ne? Į feilus šitą, į feilus. Bet viskas gerai. Jo. Ne. Tau tikrai nebuvo viskas gerai. Ne, stop, baigiam. Baigiam, lo? Ne, bet normaliai viskas kita. Ne, viskas normaliai. Žinok, tada baigiam. Baigiam. Buvo, baisi nugaras skauda ir kaktą, nedėk. Jo, kebra, aš čia literaliai dar prieš 15 sekundžių bučiavau katedros aikštės plyteles, o dabar jau esu prie žmonių ir filmuoju toliau. Nu tai vadinu atsidavimu. Sveiki, palaukit. Hey, hello. Hi. You wanna play in our game? Participate in our game? Maybe. Yeah? Try your luck, man. It's gonna be straight away, isn't it? Bro, on the second one. Greedy. Wow, that's unlucky. I'm very sorry. I'm very sorry. Thanks a lot. No problem. Have a nice day. You too. Gerai, baigiam filmuoti pramuš. Jau, gerai, juokas juokais, nors iš tikrųjų buvo labai juokinga ir dar dabar, kai prisimenu šitą momentą pasijuokėm, bet viskas galėjo baigtis blogai. Ir po šito video dar mėnesį laiko vaikščiau su apdaužytų veidu, lyg grįžęs iš pasaulio kickbokso čempionato, bet man labai pasisekė, kad pati kaukė labai daug nusibrauzdinimų sustabdė ir dar kaip mato čia, krisdamas žemyn, aš savo super greitais refleksais spėjau pakišti ranką savo po veidu ir su ta ranka dar sustabdyti labai daug žalos, kurį kitai būtų sugėręs mano veidas. Atsistojęs, nelabai žinojau, kas įvyko, ant kiek yra viskas blogai, tik tai jaučiau, kad mano veidas tvinksi ir jisai šlapęs ir man nosis bėga ir aš automatiškai galvojau, kad man kraujas bėga ir pradėjau ją visą laiką traukti. Nes nenorėjau, kad pradėtų per balaklavą kraujas tikėti, nes tikrai, nežinau, nei operatoriai, aš nežinau, man kiek čia viskas blogai. Paklausykit manęs ir jeigu mokinsitės daryti backflipą, tai prašau, darykit pirmą kartą kažkur, kur yra minkšta. Nedarykit niekada salto ant asfalto. Būtent taip, norėjau, kad video prieš metus baigtųsi. Deja, tai neįvyko. Bet dabar einame prie sekančių video. Ir štai mes atvykom čia, į trečiojo video lokaciją prie Baltojo tilto. Gal pačiam video ir nieko įspūdingo nenutiko jums kaip žiūrovams, bet man nutiko vienas labai svarbus dalykas. Pirmą kartą mane kažkas atpažino laukia. Pirmą kartą žmogus atėjo, su manimi nusifotkino netgi ne vienas, o du. Taip kaip ir dabar tikriausiai šie vyrukai laukia su manimi nusifotkint. Arba jie laukia pinigų. Bet aš tikiuosi, kad nori nusifotkint. Einu paklausti. Ką norit, hebra? Laimėt kažką. Sveikas! Balaklavą gal galėčiau pristraukimų padaryti. Galima fotkę. Fotkę? Viskas, ačiū. Vienas taip pat iš geriausių video buvo, kai pirmą kartą palikome Vilnių ir atvarėme į kitą miestą, į legendinį Lietuvos kurortą, kuriame Karolis pasimė didžiausią sumą balaklavos lauko iššūkių video istorijoje. Kiek esi mušęs? Nežinau, nesimušęs. Nesimušęs niekada gyvenime? Netikiu. Tikrai netikiu. Jo. Tai gal ir iš to paduodu iškart pinigus. Nesimušęs? Esu. Išpamelau. Nu jo, va čia dabar tai ir pavarėm. Sekopimo sekundė dabar, palaukit. 811. Tikrai šiandien jackpotą laimėjai, seniai. Wow. Sveikinu, tikrai. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13,
ir 5. 135 eurai Karoliui. Apgavai mane, sakai, niekada nemušęs, bet pats kaltas, pats susiroviau. Ačiū tau, kad dalyvauji, ačiū, kad nebijojai. Viskas. Ačiū. Ir taip, chebra, viskas prasidėjo. Per pirmus metus surinkom beveik 40 000 subscriberių YouTube, 100 000 followerių TikTok'e, stebinom žmonės Vilniui, Kaune, Palangoje, padarėm kalėdinį siurprizą vaikams globos namuose, sukūrėm 1000 šypsnų ir visą tai tik per idėją. Idėja, kuri net nežinau, ar veiks. Ir nors turiu tikslą būti numeris 1 YouTuberis Lietuvoje, suprantu, jog daug svarbiau yra pats kelias link to. Per kiekvieną video išmoksim kažką naujo, susidurėm su naujom problemom, augam ir tobulėjom kaip asmenybės. Einam keliu, kuris net nežinom, ar mus nuves į ten, ko mes trokštam. Bet džiaugiamės kiekvienu žingsniu jo einant. Ir matote, bro, nors tikrai myliu tai, ką darau, bet ne kiekvienas filmavimas yra toks malonus. Tikrai būna filmavimų, kai su Hebra žiauriai prisižvengiam, žiauriai būna viskas smagu ir gale dienos jaučiamės labai gerai, bet dėja būna ir atvirkščiai. Būna, kai paskutinę sekundę griūna planai, kai nepavyksta viskas taip, kaip planuojam. Ir tada būna tikrai momentų, kai gale dienos sėdi ir galvoji, ką tu čia padarai, kam viso to. Bet tada, kai įkeliam video, pasipila jūsų komentarai, Hebra, jūsų žinutės teigiamos. Ir tada aš būnu laimingas. Tada man viskas atsiperka. Ir matau, kad tas mūsų darbas įgyja prasmę. Ir labai stipriai noriu padėkoti jums už tai. Ačiū už jūsų žinutės, ačiū už laikus, ačiū už komentarus. Jūs padarot visam šitam dalykui prasmę. Ir tikrai iš viso širdies noriu jums dėkoti, kad leidžiat man būti tokioje pozicijoje filmuoti video, džiuginti žmonės. Nes be jūsų, Hebra, nieko nebūtų. Be jūsų žiūrovų nei vieno influencerio nebūtų. Tai tikrai iš visos širdies noriu jums padėkoti. Ir dar kam tikrai labai stipriai noriu padėkoti yra mano komanda. Gal per ne vieną video apie tai nesu kalbėjęs, bet mūsų Wild Ball Club komandą sudaro dar 4 papildomi žmonės. Tai yra mano draugai, kuriuos aš pažįstu nuo vaikystės ir kurie visą šį dalyką daro su manim kartu. Be jų nebūtų tokios aukštos kokybės video, nebūtų iš vis nebūtų video. Jeigu nebūtų jų, nebūtų video, nebūtų kam laikyti kamerą, nebūtų kas editintų, nebūtų kas padėtų viską pastatyti ant kojų, viską suplanuoti. Ir tikrai labai stipriai noriu jums padėkoti. Dar kartą, Hebra, ačiū, kad žiūrėjot ir ačiū, kad esat šioje kelionėje numeris 1 YouTuberio Lietuvoje link, pirmo YouTuberio lietuviško kontento kuriančio, kuris surenka 1 milijoną subscriberių. Ačiū, Hebra, kad šitoje kelionėje jūs esate kartu su manim. Wild Ball Club atsisveikina ir laukiu jūsų kitam video. Ačiū labai.